Tai šiaip jau ilgą laiką šitą video norėjau padaryti, todėl kad labai daug atkelnėjau šito video darymą, bet realiai šitas video ir vadinsis "Kodėl aš čia esu". Tai norėjau padaryti tokį trumpą informacinį video iš vis, ką aš čia darysiu šitam kanale, kuo mes užsiiminėsim, ką aš kelsiu ir kokios rubrikos bus. Tai jo, galim pradėti ir persinešiu kamerą kitur, kad normaliai atsisėsčiau. Tai va, kadangi įsitaisiau ir atsisėdau normaliai, tai paprastas bus dalykas, kad aš maždaug pasakysiu, kas aš toks esu ir kodėl aš iš vis tą video šitą darau. Tai pirmas dalykas, kodėl aš čia, tai tiesiog norėjau pradėti kurti video ir kaip ir filmuoti visą kelionę, kur aš po to naisiu gyvenime, ką darysiu, ir noriu tiesiog žmonės įkvėpti, duoti kažkokius patarimus tiek su sportu, tiek su gyvenimu, ir tiesiog noriu motyvuoti žmonės, gal tiesiog aš kažkam padėsiu. Tai va, tai kuom aš užsiemu, tai nuo 4, ne nuo 4, o nuo 13 metų kažkur pradėjau sportuoti, buvau storas, čia į video įkelsiu transformationą. Pradėjau tiesiog sportuoti, pradėjau daryti bodyweight pratimus, calisthenics, ir tada nuvariau į gymą, pradėjau sportuoti ir jo, gavau tokį body, tokį kūną, kokį aš dabar turiu. Tai va, o dabar pradėjau užsiimti taip laisvai labai kickboksu ir kuriu tiesiog video ir turiu savo biznį, kurį dar vystau, ir apie jį šiaip daug nešneku, nes tiesiog kol kas nenoriu visų gas apint, kad po to bus taip, kad nieko nepavyks. Tai va, tai su šitu video ir su šitu kanalu mano tikslas yra realiai įkvėpti žmonės, kad jie kažką darytų, kad jie imtųsi kažkokių veiksmų, atsakomybių, kad keistų savo gyvenimą ir kad būtų geriausia versija savęs. Tai jo, čia mes apkalbėsim visokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip sportuot, kokią mitybą naudoti, ten, pavyzdžiui, kaip remtis, gal kažkada ir patarsiu apie dating kažką, arba kaip ten susirast paną, kaip užkalbinti. Aišku, nesu labai pats profesionalas, bet vis tiek kažką galiu pasakyti. Tai va, tai šitie video tokie ir bus, dar bus vis tiek gymo video, bandysim nusipirkti kamerą, investuosiu į kamerą, į visą kokybę video, gal kažkaip pasistengsiu kitaip paeditinti, bet šiaip šitie video nebus kažkokie labai heavy edited, čia ne tiktokas ir man nereikia, kad žmonės, kur žiūrėtų tokie, kur yra sušiktas jų attention spamas, taip kad jeigu kam neįdomu, iš karto gali išeiti. Tai va, tai tokie video bus. Aš kaip ir prisistačiau, kad sportuoju 4 realiai metus, darau video tiek pat TikTok'e, šiaip būna laivus padarau, Instagram'e biškį mažiau aktyvesnis, bet pradėsiu vis tiek kažko naudingo kelt, nes reikia žmonėm naudingo kažko ir iš manęs sužinoti. Tai va, tai turbūt toks video ir bus. Rašykit komentaruose, ko jūs patys kokių video norėtumėt. Šiaip galit duoti patį verdiktą apie šitą, pavyzdžiui, video, arba apie kitus video, kokius norit pamatyti. O aš šiaip pats turiu idėjų, tai esu šiaip susirašęs viską, susistruktūrizavęs, tik kad reiks pasidaryti paprastą video planą. Ir tai va, tai toks trumpas video ir būtų. Dėkui, kad žiūrėjot, palikit komentarą, palikit komentarą, tiesiog pasakykit, kas buvo blogai, kas gerai, ir aš pats mokysiuosi savo klaidų, todėl kad pirmą kartą tai pats darau. Ir jo, dėkui, kad žiūrėjot, davai.